padarysime tokią mažą apžvalgėlę, nu, gal, sakykim, gan reto automobilio Renault Fluence ZE. Tai būtent elektrinis modelis. Kuo jis skiriasi nuo neelektrinio, tai truputėlį pats galas yra pailgintas dėl baterijos, nes baterija yra bagažinėje. Toks labai keistas dalykas. Būtent baterija čia yra bagažinė, tai vietos lieka nelabai daug. Nu, pakrovėjai laidam susidėti dar čia va tokia niša. Va toks modelis Z. Nu, vidus tai kaip ir vidus, kaip ir visose mašinose. Nieko kažko ypatingo nėra čia. Ta prasme. Pravažiuoja nestebuklus. Ta mašina nauja, deklaruoja 160-180 kilometrų. Bet šiaip realiai tai grubiai 100. Taip jau su nenauja baterija. Skydėlis kaip ir paprastoj Fluence atrodo, tik tai čia toksai pamėlynavęs, ZE ženkliukai. Nu, tokie grinai, kad elektrinis modelis. Nu, dėžė, kaip ir elektrinė, sakykim, tai vienas bėgis, tai kai automatinė, neautomatinė galima vadinti. Ekraniuks mirguliuoja kažkodėl, tai kaip. Tai dar pažiūrėsime, kas po kapoto. Po kapoto, sakykim, Renault Kangoo variklis. Renault Kangoo variklis tas pats, kas ir Renault Kangoo eina. Tai paremsim. Tas pats, kas yra Renault Kangoo. Tai skirtumas, kad čia yra pakrovimo du lizdai. Tai vienam šone. Ir kitam šone. Gan patogu prie satelės privažiavus. Ar vieną, ar kitą šoną, kurį nori, tą paskrauni. Jungtis Type 1. Sakykim, sena jungtis. Pakrovimas labai lėtas. Nu, bet ir mašina čia 2012-2014 ta mašina ėjo, tai nėra kur norėti. Tai nuo Kangoo skiriasi, kad jungtis tik tai 2 jungtis krovimo. Ant Kangoo viena būna jungtis, o taip analogiškas tas variklis. Ant Kangooškės ir baterija ta pati. Kangoo 22 kW ir čia 22 kW. Sakykim, tas pats. Tai va ir dabar dvigubą aušinimo sistemą, sakykim, variklio ir inverterio aušinimas vienas atskiras kontūras ir šildymo, salono šildymo. Matos, vamzdėlį nuveina saloną. Yra elektrinis pašildymas, vadinamas čeinikas. Atskiras irgi kontūras šildymo. 2 kontūrai šildymo. Atskirai kažkodėl padaryti. Nu, gal ir logiška.
Nes tas šildymas, o inverterį vis tiek ir variklį reikia aušinti. Variklis irgi skysčiai aušinamas. Na, daugiau ką čia ir pamatysi. Kažko nieko tokio ypatingo. Tik tai mažai tų modelių belikę apžvalgų iš vis. Ten, sakykim, vienetai to apžvalgų, nusakau, nors istorijai parodysim, koks automobilis buvo, nes mažai jų belikę iš vis. Ten, aš nežinau, kelyje tai praktiškai elektrinių tai nelabai ir pamatysi tokių. Dabar pabandysime pavažiuoti biškį. Tas važiavimas kaip ir su paprasta mašina. Reikia tik daržą užsisiekti, nes pradės pipsėti. Taip, pasileidžia, vat kas 12 metai gal, sakykim, gal gudriau nebuvo išradę. Paprastu rakteliu pasileidžia. Kažkaip tai dabar jau su mygtukus turėtų pasileidinėti. Nu va, rodo go ir galima važiuoti. Padarom D ir vykstame. Važiuoja, aišku, be garso, kaip elektrinė. Tyliai važiuoja, minkštai. Tai va tiek žinių. Dar gal grįžęs namo įmėsiu, kaip pasijungia pakrovimas. Nu, kai pasikrauni fluenciją, atjungi ir viskas. Ir tiek žinių. Galima vykti toliau.